Kuris greičio ruožas su daugiausia šauktukų, bent jau tavo stenogramų. Sveiki, Kaifturais žiūrovai. Šiandien turim pirmą Lietuvos ralio čempionato etapą, kuriame matysite ABEPA ST komandos vaizdų iš komandos vidaus. Tipo, ten tie gamykliniai driveriai daro tos visus fintus, bet rimti, labai rimti driveriai, kurie yra žiauriai greiti, jie nieko nedaro. Tiesiog atsisėda ir važiuoja. Manau, kad jo. Taigi mes vardu sako, ką reguliuojam, tipo ką darom? Paliek, sakau, tai paliekam. Manau, čia nusimetinėje, kur tipo... Čia vėl matai, stabdo, kur tu turi visiškai... Nu, tai, kur ten tiesiog, su kairį sukai. Čia ir labai čia. Nu, žiūrėk, kai neskrapė. Ne, jie dabar dalyvauja irgi paprastai. Nu, jo, ilgai. Tai čia net bėgi žemė ir... Gal aš kažką tai... Bet tai iš karto jungia kitą, tikrai galėjo to pačiu pravažiuoti. Atrodo... Čia irgi matai stabdo. Oi, kiek čia 3 km. Bet matai irgi aš šitoje vietoje pažiūrėk, kaip anksti stabdo. Aš sumiusiu, žinai, kitaip gal nesigauna. Nu, matai svoris, nu, ten to baržo. Labai panaši, žinok, mūsų. Nu jo, bet matai, tas visas jo... Čia matai, kurelį aš va čia tik tai stabdau. Greičio tai vis tik panašiai ir ten yra. Žinai, Mico bazė, kita... Taip. Kita gale daugiau Nu, svorio. gale jo, tai gale užrašės kiek svorio jau, vien metalo. Net ir šitą, žinai, iš tikrųjų kaip anksti turi pradės stabdyti. Ir pažiūrėk, vis tiek iki neš. Nu jo, ant 5 nesulygus vis tiek. Bet Micas, matai, jisai irgi išmoko va to viso to tokio, žinai. Taip. Tai
atnaujintas automobilis yra, tikslai, aišku, su atnaujintu patobulintu automobiliu pasiekti kažkokius aukštesnius rezultatus, bet va šitos varžybos mum yra grinai treniruoti, priprasti prie automobilio ir po 8 mėnesių pertraukos vėl kartu ekipažė sėst, važiuoti yra, toks, reikia įsivažiuoti. Tai va, tai šitos varžybos tokios, o taip tai, nuotaika mano nėra pati blogiausia, nėra ir geriausia. Nebloga todėl, kad mes davažiavom su minimaliais kažkokiais gedimais, tai kaip ir viskas tvarkoj. Bloga nuotaika man kaip komandos vadovui dėl pasitraukusių ekipažų, tai tikrai yra labai liūdna ir tikiuosi, kad viskas jiems bus gerai ir pamatysim, aišku, finišę, kaip ir komandai, kaip ir mums seksis. Gaila, pirmo greičio ruožo neteko važiuoti, nes dėl avarijų buvo nuimtas greičio ruožas, tai jis iš tikrųjų žiauriai fainas man yra, bet yra kaip yra, nepravažiam, o kas laukia toliau, tai 5 greičio ruožai dar laukia mūsų šiandien, tai žiūrėsim. Norim laimėti klasę, kadangi dabar visai realus tikslas yra tai padaryti. Bandom pakonkuruoti ir su kitais kolegom, bet šiandien toks savotiškas gruntas. Nors lietaus nėra, bet vis tiek kelias labai greitai pasileido, labai didelės provėžos iš karto atsirado. Provėžose yra tokių tikrai didelių akmenų, kurie, kaip matom, po 3 greičio ruože ir Firantui, ir Stepanavičiui pakišo koją. Slidu labai triki greičio ruožai. Tiesiog pusę gazo vadėjo laikai nesysa, tai va tiesiog nuliko. Oficialiai pravačiavo? Nežinau, pačioj bėga varba, iš karto taip apkapsė, bėga. Viskas sekėsi neblogai, važiuojasi neblogai. Tokių biški vairuotojo klaidų yra, tas aktyva toks užpuolė. Maži techniniai nesklandumai, kurie taip truputį ir vargina ir nežinomybė, kas bus toliau iš tikrųjų. Bandėm perinkti vairo stiprintuvą, nes leido per patį į korpusą. Ar sutaisim, pamatysim vėliau. Dar galėt traukės keitėm, nes kažkaip sulinko. Renginys tikrai geras greičio ruožai, labai gerai, aišku, gaila biškį, kad iš vakaro mes šito lietaus turėjom, nes būtų dar tikrai smagiau, bet tikrai labai super smagu. 4 pėdkės. 6, kairys 3, vidum labai slidu. 100, varyk. Iki medžios, nuo medžio 70, tramplyn 40. Kairys 4 plus 80, dešinys 2, 3, per trampliną 70, kairys 3, į dešinys 1 ir kairys 1, 120, dešinys 2, 60, tramplinas 80, tramplinas ir kairys 1 per trampliną 80, dešinys 4, tramplinas kairė ir dešinys 0, 120, dešinys 5, 70. Šuolis 80, matai, dešinys 4 vidum. Dešinys 4 vidum.
Irgi, blėt, jaunimą, valda, maladės, blėt. Labai norėjau finišą, tai tikiuosi pasiekti arką, pasiimti apdovanojimą, pasiimti pirmus taškus į šių metų ralio sezoną ir gerai pailsėti, nes visa diena, visa sumaišty nuo pat pirmo greičio ruožo iki paskutinio. Dar lik ir norėjau spausti šitame, bet turėjau kelis tokius rimtus šuolius, nuskraidė visi veidrodėliai. Tai nusprendžiu, kad finišas yra didesnė emocija, didesnė kaip pergalė yra pasiekti finišą, negu bandyti išlošti greičio ruožą ir dar kažkur rizikuoti. Dėl mechanikų, dėl visų, kurie palaikė ir dėl tokios sunkios viso ralio. Tai ralis, kaip matom, buvo tikrai labai karštas, visi buvo nusiteikę pakankamai smarkiai ir visi norėjo tos pergalės. Lik ir visi draugiški, bet saugai užsidegė žalia šviesoforo lemputė, tu visą laiką spaudė, tai visi spaudėm ir mum kaip ekipažui tai irgi buvo visai nusiteikimas geras, po testų nebuvom. Pagal rezultatą irgi matėm, kad galim kovoti ir lenktyniauti ir būti arti visų, bet šiandien pirmame greičio ruože kolegos Neda padaryta avarija mus šiek tiek išmušė iš vėžių ir tikrai tiek ir kitam greičio ruože ir dar po to sunkiai sekėsi su emocijomis susitvardyti, apie tą avariją negalvoti. Vėliau patys važiavom liktai jau ir pamiršę apie tą klaidą, bet vis tiek labiau koncentravomės į finišą, į sezoną, pradėti su taškais. Kitiem komandos nariam turbūt labai nepastebėjau, kaip jiems sekėsi, nes turėjom labai daug reikalų, tikrai sunkus ralis. Ne tik konkurencijos prasme, bet šiandien turėjom ir daug lietaus, daug purvo, gilių provežų, daugelis susidūrė su užklimpimais, tai dauguma iš jų, manau, lips šiandien ant podiumo, tai aš labai džiaugiuosi to. Paulius Beniušis šiandien yra greičiausias tarp N5 automobilių, tai dar kas yra smagiausia, kad matant jo progresą, matant kiek surinko kilometrų, tai pakankamai gerą greitį turi šiais metais. Tikiuosi, kad tai išlaikys ir sezono eigoje gal net ir padidins ir turėsim gal įdomesnę kovą ir tarp savęs, nors ir esam komandos nariai. Turime Evaldą Gazevičių, mano brolį, kuris irgi šiandien turėjo visokių nuotykių. Čia ralyje visą laiką viskam kažkas nutinka, tai jisai irgi susidūrė. Bet mačiau išgyveno, susitvarkė ir šiandien turim antrą vietą klasėje. Tai dėl ko irgi galėtume pasveikinti, pasidžiaugti. Keletą savaičių kaip ir reabilitacijai. Tikiuosi tie, kurie padarė smarkesnės klaidas, išsigydė savo žaizdas ir susimatom kelmėje.